Šiame video pasidalinsiu, kaip prižiūrėti kašmyrinius gaminius, nes jiems reikia tikrai ypatingos priežiūros. Na štai, parodysiu, kas liko iš mano kašmyrinio megztuko. Matote, jisai visiškai susitraukė, kuomet sūnus netyčia įdėjo į skalbimo mašiną su kitais spalvotais skalbiniais. Ir gavosi taip, kad iš to megztuko, jau tilpti man į jį, nes prieš kamerą gal jis atrodo ir gal didelis, bet jis yra mažas. Galima sakyti, liko pusė to, koks jisai buvo. Tai, kad jums taip nenutiktų, pažiūrėkite šitą video ir žinosite, kaip prižiūrėti kašmyrinius dalykus. Visų pirma, skalbėme rankomis. Jokių skalbimo mašinų, net ir Vilnos režimo geriau nenaudoti. Skalbėme rankomis, įsivilame į dubenį, galime naudoti šampūną arba specialius skalbiklius, bet tiesiog aš specialių skalbiklių neperku. Naudoju tiesiog paprastą šampūną, kurio plaunuosi galvą, todėl kad tai yra natūralus pluoštas. Mūsų plaukai irgi yra natūralūs, todėl labai tinka. Tiesiog sušvelnina netgi visą pluoštą. Tiesiog šlakelį šampūno įlašinat ir skalbdami būtinai laikote vienos taisyklės, ne gręžimo taisyklės. Negalima jokių, jeigu ir išskalbėte, jokių daryti štai tokių dalykų, jokių gręžimų. Tiesiog švelniai nusausiname, tada pasiimame rankšluostį, įdedame į rankšluostį, štai įvyniojame rankšluostį ir tiesiog štai taip pagniaužome ir patiesiame. Ant rankšluosčio, ant džiovyklės ar dar kažkur tiesiog galime ant grindų patiesti rankšluostį ir patiesiame megztuką kašmyrinį. Taip. Ir tada, kada jau truputėlį viskas nudžius, ne tai kad išdžius, bet truputėlį drėgmė susigers į rankšluostį, tada tą megztuką galite kažkur pakabinti. Ant džiovyklos, ar šiaip kur sugalvojate, ar lauke galite, bet jokių būdų šlapio megztuko negalime kabinti. Tiesiog štai taip negalim pakabinti, nes labai negražiai nutys rankovės, vanduo su vandeniu, kada bus rankovės, jos taip negražiai nutys apačia, gali išsitampyti kalnierius. Taigi, matote, jeigu naudositės šitomis taisyklėmis, tai jūs savo kašmyrinius gaminius galėsite tikrai turėti ilgai ir jie tarnaus jums labai ilgai.